Labas rytas visiems. Labas tiems, kurie žiūrėsit įrašą vėliau. Okay, pasižiūrėkim. Labas rytas, labas rytas. Labą rytą visiems. Šiandien skaitysim zodiako žinutes gegužės mėnesiui. Labas rytas, labai malonu jūs visus matyti. Kol renkasi visi, pasižiūrėkim, kas yra svarbu kolektyviai, bendrai, neatskiriant zodiako ženklų. Okay? Gegužės mėnesiui, kas laukia, arba kas svarbu, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Kas yra svarbu kolektyvui, gegužės mėnesį. Tamsi moteris, reikalai su tamsia moterimi. Galbūt jūs esat tamsi moteris, galbūt turėsite tam tikrų saitų. Tvardykit savo pyktį, nes kitaip gailėsitės. Ir turtas. Kas yra tamsi moteris kolektyvui? Ką reikia apie ją žinoti? Ką reikia apie ją žinoti? Problemos bus išspręstos. Tai gali būti žmogus, kuris padės jums išspręsti problemas. Apie ką kalba žaibas? Kontroliuokit savo pyktį, nes kitaip gailėsitės. Kodėl tai yra čia? Šeimos noras pildosi. Kažkodėl tai perskaičius, kai kuriems pagalvojau, kad galbūt yra noras sukurti šeimą arba išsaugoti šeimą, sustiprinti šeimą. Tai turėtų pildytis, bet tam yra reikalinga kažkieno pykčio terapija. Kažkam reikia sutvardyti savo pyktį. Okay? Labas rytas visiems. Aš skaitau kol kas kolektyvinę žinutę, kol mes visi renkamės. Apie ką kalba turtai? Okay. Gruodis. Didelis asmeninis liūdesys. Gruodį patyrėt kažkas didelį liūdesį. Galbūt kitas patyrė. Jums atrodo, kad jums kažko trūksta jūsų gyvenime. Rugpjūtis. Apie jūs labai gerai galvoja ir Liepa. Gali būti, kad kažkas kažko netekot, kas buvo aktualu rugpjūtį. Ką pradėjot rugpjūtį, kas atsirado jūsų gyvenime rugpjūtį. Galbūt to netekot gruodį, dėl ko išgyvenot daug liūdesio. Gali būti, kad kažkas, kas jūs prarado arba neteko jūsų, išgyvena dėl to ir labai aiškiai jaučia, kad yra didžiulis trūkumas, nes jūsų nebėra. Galbūt tuo metu, kai jūs buvot momente, taip žmogus negalvojo. Apie jūs galvoja labai gerai. Galbūt kažką atrasit Liepos mėnesį, kas liečia būtent visą šitą metų laikotarpį. Ir tai yra susijęs su turtu, galbūt su darbinė sritim. Ką reikia daryti kolektyvui, kad eiti teisingų kelių gegužės mėnesiai? Dvasinis vedimas, apsauga nuo žalos.
Nepasitraukite iš opozicijos, parodykit stiprybę ir atidumą. Kodėl reikia neatsitraukti? Paslėptos paslaptys. Paslaptys, kurios gali jūs žaloti. Yra kažkas, ko jūs nežinot. Kai kuriems tai yra situacija, kurioje norisi sakyti, gegužės situacijos pikas bus. Tai yra susijęs su kažkokiu bendruomenės šeimos noru, tai yra taip pat susijęs su turtu arba materialiais dalykais. Kertiniai taškai, kurie yra svarbus šitai situacijai, yra praeitų metų rugpjūtis, gruodis, galbūt praeitų metų Liepa arba šių metų, aš labiau jaučiu, kad šių metų Liepa, buvo tarsi netektis kažkokia, prarasta kažkas, dėl ko buvo išgyventas didelis liūdesys. Kas jums yra patariama gegužės mėnesį? Klausytis dvasinio vedimo, klausytis savo intuicijos, galbūt turit kažkokius mentorius, mokytojus, galbūt praktikuojat dvasingumą ar ne, galbūt praktikuojat religiją ir turit savo mentorius. Tiesiog klausykitės to vedimo, nes jūsų vidinis balsas žino, kad yra kažkas paslėptas šitoje situacijoje. Ir jūs gaunat ženklus, kad yra kažkas, ko jūs galbūt iki galo nežinot. Šitoj vietoj jums patarimas yra neatsitraukti nuo opozicijos. Nenuleiskit savo standartų, ok? Labas rytas visiems, aš dabar skaitau kolektyvinę žinutę, kol mes renkamės ir tuoj pereisim prie zodiako ženklų. Gali būti, kad jeigu jūs situacijoje nusileisit, tas, kas paslėpta, jūs sužalos jūsų vardą, reputaciją arba dar kažkas tai. Turit pasitikėti dvasiniu vedimu. Ar galime pamatyti, kas yra, arba bent jau apie ką yra tos paslaptys? Godumas. Tai susijęs su pinigais. Kodėl tai gali žeisti arba žaloti kolektyvą? Laikina situacija. Autoriteto pozicija. Apsauga nuo galingo draugo. Patarimas nuo draugo ir trumpa kelionė. Labai šitą nepatogi kaladė. Sėkmingas problemos rezultatas, paskelbimas, darbas, pasiekimai, sėkmė, finansinis nuostolis, laikinos problemos, kažkas veikia prieš jūs, už jūsų nugaros. Gali būti, kad jeigu jūs pasiduosit ir labai laisvai tiesiog naiviai apsimesit, kad nieko nejaučiat, kad nieko nėra, vaidinkim, kad viskas yra gerai. Gali būti, kad ta situacija jūs sužeis ir tas, kas turėjo būti ilgalaikiška, labai greitai nutrūks, bus labai trumpalaikiška. Kai kurie galbūt finansiškai nukentėsit.
kol jūs esat savo pozicijoje, kol jūs laikote savo standartų, kol jūs laikote savo nuomonės ar dar kažko, aš labai jaučiu, kad tai nėra meilės situacija, tai yra kažkas susijęs su darbais, pinigais, įsipareigojimais. Tol tarsi tos problemos, kurios jums yra pamėtėjamos, jos yra laikinos, jos nėra ilgalaikės. Bet jeigu jūs atsitrauksit iš opozicijos, jeigu jūs nesipriešinsit ir tiesiog pasiduosit, tai gali jūs labai paveikti. Yra žmonės, kurie labai gerai apie jūs galvoja. Kodėl žmonės gerai galvoja apie jūs? Kas buvo, ką reikėtų žinoti? Kovas galbūt buvo reikšmingas, neaiškus apsiniaukęs mąstymas, išsiskyrimas romane arba versle. Gali būti, kad jūs kovą atsitraukėt nuo kažko, nes buvo neaišku, arba kovo mėnesį pasimatė, kodėl jūs nutraukėt kažką, atsitraukėt, išėjot. Meilė, balandis. Pasimti atostogas fiziškai arba mentaliai. Arogantiškas, pasipūtęs žmogus, kurio nereikėtų sutikti. Tuoj palaukit. Suraskite informaciją, kuri jums padėtų. Liūdesys dėl netekties, vasaris. Ilga kelionė fiziškai arba mentaliai. Fortūna. Reikalai ne visada bus tokie, ateina pokytis. Nusivylimas draugų arba mylimuoju ir lėtai, bet ramiai judat į priekį. Susidaro įspūdis, kad kažkas jūs matė ne taip, kaip yra iš tiesų. Kažkas bendravo ne su tokiais jumis, kokie jūs esat. Kažkas padarė tam tikras kažkokias tai greitas, paviršutiniškas išvadas pagal, nežinau, jūsų išvaizdą, pagal jūsų kalbėjimo manierą ar pagal kažką, ar ne, ir labai greitai priėmė sprendimą, kas jūs esat. Ir kai jūs priėmėt sprendimą atsitraukti iš situacijos, nes jūs visko iki galo nematėt, nesupratot, bet jautėt, kad yra kažkas ne taip. Kad yra kažko, aš nežinau, kažko mane sako, ar ne. Tada pradėjo viskas tarsi aiškėti, per laiką atsiskleidė detalės. Kai kurie iš jūsų galbūt, kas labai iškyla, tai, kad jūs skyrėt meilę savo ir kai kurie galbūt pasiėmėt atostogas, išvykot kažkur, kažką nuveikėt, ėmėtės kažkokių naujų nuotykių, naujų idėjų, gyvendinimo ir panašiai. Ir gali būti, kad žmonės, kurie buvo arogantiški ir jūs nuvertino, galbūt jūsų toksai atsipalaidavęs gyvenimo būdas arba galimybės skirti savo kažką malonaus, ar ne, tokį tarsi metė iššūkį tai perspektyvai, kuri buvo sudaryta apie jūs. Ar ne? Tarsi, pala. Tai kaip? Tai jisai turi pinigų, jis gali keliauti, jis gali sau leisti nedirbti mėnesį laiko, gyventi kažkur užsienį, ar ne, atostogauti, nes pervargo ar dar kažkas tai. Ir tai sukėlė kažkam nusivylimą žmogumi. Galbūt tas žmogus kalbėjo apie jūs. Bet kokiu atveju, kad ir kas įvyko, šitoje situacijoje apie jūs yra galvojama labai gerai. Nes jūs priėmėte teisingus sprendimus, jūs elgėtės labai tiesiai, atvirai, aiškiai, žaidimų nežaidėt. Kai kurie iš jūsų demonstravot labai
etišką, diplomatišką retoriką, aiškiai siekėt savo tikslų, ar ne, rodėt, kaip reikia kelti standartą. Ar ne? Ir nepaisant to, kad galbūt nevyko viskas taip, kaip buvo numatyti, arba taip, kaip norėjosi, jūs išėjot kaip laimėtojai šitoj situacijai. Ir patarimas yra, klausykitės toliau dvasinio vedimo, nenusileiskit, nenuleiskit standartų, todėl kad tas, kas turi, jūsų norai yra pildomi. Okay? Kai kuriems tai yra susijęs su šeima, su šeimos kūrimu, bendruomenės kūrimu, su turtu, su pinigais. Tik tais patarimas galbūt, kai kurie iš jūsų galbūt tai ir pademonstravot, kaip reikia sutvardyti savo emociją situacijų ir galvoti apie prioritetus. Ar ne? Kad tai yra neprotinga. Šaudyti, putoti, draskytis ar dar kažkaip. Ir dėl to jūsų noras yra išpildomas ir jūsų problemos bus išspręstos. Okay. Gerai, čia buvo kolektyvinė žinutė. Dabar mes pasižiūrėsim zodiako ženklus. Okay. Kviečiu prisijungti prie YouTube'o, nes YouTube'ai aš sėdžiu daug dažniau negu čia. Čia pasirodau labai retai. Tai susiraskit Mėnulio upės istorijos, prisijunkit. Taip pat gegužės 31 dieną bus Taro kortų skaitimo seminaras. 2 dalis bus per vieną dieną su pertrauka. Tai kviečiu prisijungti tuos, kurie svajojat kažkiek pažinti kortas, nes tas seminaras bus skirtas mano kursantams, kurie pas mane sėdė jau 3 metai kai kurie, nes nuo 23 metų vedu kursus. Ir tie, kas yra įsigiję, žino, kad tai nėra tiesiog susitinkam ir viskas, ar ne? Tai yra sezoniškas dalykas, kurį nuolat aš atnaujinu, įkeliu naujos informacijos ir panašiai. Tai va, tai gegužės 31 dieną mes darom tokį seminarą, kur prikelsim visą informaciją iš pagrindų, ar ne? Pasikartosim pagrindus, pasikartosim teoriją. Šiaip rekomenduoju pasižiūrėti jau Taro kortų pačias reikšmes. Ar ne tas tradicinės, tokias paprastas reikšmes, kad jau kažkiek žinotumėt, nes pačių reikšmių aš nepristatysiu. Tos paskaitos, kuriuose aš pristatinėjau reikšmes, truko, man atrodo, apie 4-5 valandas. Tai man atrodo, kad yra gana ir tie, kas įsigysit visą kursų paketą, tai jau matysit visas tas 23-24 metų paskaitas, matysit mūsų susitikimus ir galėsit dalyvauti visuose kitose mūsų susitikimuose, ar ne? Ir gausit dar papildomą konsultaciją. Tie, kas kursų įsigyti, galbūt negalit savo tiek skirti, galbūt dvejojat, ar ne, ir panašiai. Tai šitas 31 dienos seminaras bus kaip tik jums, nes tai bus 1 dienos seminaras, visi pagrindai, kaina yra nedidelė, pasižiūrėkit puslapį, ar ne, galbūt po to aš įkelsiu nuorodą į aprašymą. Tai va, fokusas mano yra dabar į tai. Ką dar aš turėčiau pasakyti? Ar nieko nereikia sakyti? Gal nieko ir nebereikia. Labai labai džiaugiuosi, kad esate čia. Esu labai visiems dėkinga. Čia matau, kažkas sklaidote su žvaigždutėm. Tai dėkoju visiems, kurie domitės, stebit, būnat kartu, dalinate savo istorijom, pasipasakojat, ar ne. Man labai smagu yra skaityti jūsų laiškus, jūsų komentarus. Ir tikriausiai, kas yra džiugiausia, kad kažką šitame visame atrandat,
kažką, kas jums gali būti naudinga, kas gali galbūt įkvėpti, ar ne. Mano veiklos tikslas nėra kažkam kažką reguliuoti. Ar pasakyti, kokios spalvos kelniam pasirodys būsimas jaunikis ar būsima jaunoji. Šitos veiklos pagrindinis tikslas yra jūs įkvėpti, kad jūs turėtumėt pakankamai motyvacijos ir jėgų patys nuspręsti, ko jūs norit ir ką jūs norit pasirinkti savo gyvenime. Okay? Okay. Daugiau informacijos galite rasti mėnuliotaro.lt. Yra svetainė. Tai svetainėje galite rasti visą informaciją. Arba šitam puslapyje. Okay. Jeigu turit kažkokių klausimų, rašykite mailą. Mielai atsakysiu. Gerai, pasižiūrėkim. Kadangi esam jaučio sezone, pradėkime nuo jaučio ir eikim visą ratą aplinkui. Kas yra svarbu jaučiui gegužės mėnesį? Kas yra svarbu jaučiui gegužės mėnesį? Disciplinuotas judėjimas tikslo link. Kas tai yra, link ko jautis turėtų judėti? 2 taurės. Kai kuriems iš jūsų tai yra saitas draugystė. Kodėl svarbu lėtai judėti to link? Taurių karalienė. Ką tai reiškia? Kai kuriems iš jūsų yra žmogus, kuris labai dera arba derėtų su jumis. Ir jums patarimas yra neskubėti, neskubėti. Kai kurie iš jūsų turit pasirinkti iš 2 žmonių. Rinkitės tą, kuris dirba, kuris yra atradęs savo pašaukimą. Nežinau, kodėl tai yra taip išreikšta. Gali būti, kad kai kurie iš jūsų turėjot tam tikrą susidurdavot su situacijom, kur jums reikėdavo rinktis žmogų. Ir tarsi tai visada labai apsunkindavo. Gal santykiuose sutikdavot vieną ir tada sutikdavot kitą, ar ne, kas traukia. Galbūt darbovietėj turėdavot pasirinkti vieną projektą ir tada iššaudavo kažkas kitą, kas dar labiau traukdavo, ar ne. Galbūt savo versle turėdavot rinktis žmogų ir pasirinkdavot vieną darbuotoją, bet tada ateidavo kitas, kuris atrodydavo daug tinkamesnis, ar ne. Tai toks jausmas, kad nebesikartotų tas plėšimasis, patarimas yra labai lėtai ir ramiai siekti savo tikslo ir priimti sprendimą tą vieną sprendimą. Todėl, kad tai, kad jūs pasirenkat vieną žmogų ir tada sutinkat kažką kitą, tai nėra, visata nesiunčia jums šito testo tam, kad parodyti, pasirinkai blogai, galėjai palaukti, ar ne? Ne, toks jausmas labiau tai yra skirta patikrinti jūsų įsipareigojimą. Nes tas žmogus, kuris pasirinktas, jūs pasirinko dėl to, kad jūs jaučiatės gerai, jūs jaučiat interesą, jūs norit pažinti, ar dar kažkas tai, ar ne? Ir laikytis tos krypties. Nes visada atsiras kažkas, kas labiau blizgės. Visada atsiras kažkas, kas atrodys patogiau, geriau, čia galėjau pasiekti dar daugiau kažko, ar ne? Bet tai yra tik tais testas. Laikykitės įsipareigojimų kažkam. Gali būti, kad kai kurie iš jūsų jums yra svarbus pokalbis gegužės mėnesį
su žmogumi, su kuriuo jūs norit palaikyti draugystę. Jo, gali būti, kad tą žmogų samdysite arba kviesite pažinčiai ir norėsite parodyti interesą į ilgalaikę perspektyvą su šitu žmogum. Patarimas yra jokių būdų nevaidinkit nepasiekiamų, nes aš matau, kad kai kurie galbūt galit tai daryti arba esate įpratę taip. Jeigu tai yra žmogus, su kuriuo netyčia nutrūko, žmogus, su kuriuo pažintis taip ir neįsiplėtojo ir nieko nebuvo, galbūt tai žmogus, su kuriuo turėjot santykį ir padarėt pauzę ar ne, patarimas yra investuoti. Investuoti į gijimą, į vilties atstatymą, investuoti į pozityvę energiją ir eiti tai, tą viziją, kurią jūs turit, jūs tos vizijos ir siekit. Gegužė jums yra palanki šitoj situacijoje. Laukia pozityvus rezultatas. Bet jūs turit išlaikyti tempą. Nesimėtyti, ar ne? Okay. Palaukit, aš neperžiūrėjau, net ir komentarų nepasižiūrėjau. Oi, čia kiek čia daug visko. Labas rytas, labas rytas. Labai smagu. Labai smagu jūs visus matyti. Labą rytą. Ok. Žodžio. Labai daug čia pas mane rodo. Aš nepamatysiu visų. Gerai, ką tik apturėjom jautį, einam prie dvynių. Kas yra svarbu gegužės mėnesį dvyniams? Konfliktas. Kodėl konfliktas yra aktualu dvyniams? Jūs sulaikot tai, ką jaučiat. Kodėl dvyniai sulaiko? Fortūnos ratas. Jūs nenorit, kad įvyktų pokytis kažkoks. Ir dėl to kyla konfliktas? Ne, o dėl ko kyla konfliktas? Dvi monetos ir 5 taurės. Dėl ko aš nusišypsau, man toks įdomus vaizdas mintyse iškilo. Žinot, kaip būna maži vaikai išeina į lauką, kai lyja, arba kai būna ką tik nulyja pilna balų, ar ne, ir su botais vaikšto. Ir tarsi nenorim leisti įlipti į tą balą. Toks jausmas, kad čia kažkas įlipo į balą, atsisėdo ir ir sėdi toj baloj. Nenori nieko keisti, nenori nieko daryti. Kažkas nesubalansuoja savo liūdesio. Jo, jūs sulaikot. Kažkas nenorit paleisti seno ciklo ir pradėti naujos, žengti į naują pradžią. Matau liūtą, šaulį, žuvis. Kabinatės į praeitį. Kodėl dvyniai kabinasi į praeitį? Jūs pykstat. Kodėl pykstat? 10 kalavijų, nes jaučiatės išduoti. Kas jūs išdavė? Ar dvyniai yra iš tiesų išduoti? Ne.
Kodėl tada dvyniai jaučiasi išduoti? Monetų karalienė, nes kažkas yra stabilus labai šitoj situacijai. Žinot, ką tai primena? Po skirybininkus. Kai būna išsiskyrę. Jo, čia aš kažkur Facebook'e mačiau tą išsiskyrę ir matai, kad kitas žmogus atrodo daug geriau, negu jis atrodė būdamas su tavimi. Gyvena daug stabiliau, negu jis gyvendamas su tavimi. Jis yra daug sveikesnis, negu jis buvo būdamas su tavimi. Ir gali būti, kad kažkas iš jūsų jaučiatės. Aš skaitau dvyniams, tai aš sakysiu jūs ar ne, bet galbūt tai yra apie žmogų kažkokį dvyniams. Sudėliokit taip, kaip jums labiau tinka. Jums kelia liūdėsi dėl to, kad kitas yra stabilus. Jūs jaučiatės išduoti. Nes jums atrodė, kad jeigu padėtas taškas, tai kitas turi griūti, jis turi sugriūti, sudužti. Jo turi nelikti. Tai bus įrodymas, kad aš kažką reiškiau tam žmogui. Bet to nėra. Tai yra klaidinga, tai yra loginė klaida. Aš noriu žinoti, kad aš kitam kažką reiškiau. Ir vietoj to, kad aš ateičiau ir paklausčiau, ir pasikalbėčiau, ir išlydėčiau kitą į naują kelionę, ir paleisčiau save į naują kelionę, aš stebiu ir galbūt net kišu pagalius į ratus, kad kitas sugriūtų. Nes tai man bus įrodymas, kad be manęs negali. Štai kaip kenčia, štai kaip jaučia ir taip toliau. Pasirodo gali. Bet čia ir yra loginė klaida, kad tai, kad žmogus be jūsų gali gyventi, tai, kad jis gyvena gerai, tai, kad jis juda toliau savo gyvenime, tai, kad jis yra stabilus, tai nereiškia, kad jūs nebuvot svarbus. Ar ne? Ką dvyniams reikia daryti? Pamatyti, kaip jūsų nerimas įtakoja jūsų sprendimus. Taip, jautis ką tik buvo. Jo, jūs bėgat, nenorit, gerai, aš matau du dalykus. Aš matau norą išlaikyti praeities konfliktą ir išlaikyti liūdėsį ir gedulą, tai tarsi tapo kažkam varomąja jėga. Nes taip aš užtikrinu, kad aš gyvenu, aš kažkam kažką reiškiu, ar ne? Kita dalis. Dvyniai vengia naujo starto. Jūs nenorit eiti į naują startą. Laikot uždarytą širdį, sulaikot save ir nesvarbu, ar jūs turit santykius ar neturit santykių, jeigu mes kalbam apie santykių sferą, ar ne, jūs neinvestuojat savęs į tai. Jūs neįdedat. Todėl, kad jūsų širdis uždaryta. Kitaip, tai negali tai vykti.
Ir jūs vengiat investuoti į tą savo naują startą. Nenorit įdėti jėgų. Bėgat. Kokia esminė priežastis šito bėgimo? Jo, jūs jaučiatės niekam nereikalingi. Yra vidinis kažkoks pajautimas, kad jeigu aš paleidžiu praeitį, jeigu aš žengiu į naują gyvenimą, tai tarsi ką tai reiškia, kad to nebuvo, ir kaip čia suprasti, jūs jaučiatės nereikalingi, jūs jaučiatės atstumti, nepriimti. Kai kurie iš jūsų turit komunikuoti. Jo, yra kitas žmogus. Gali būti, kad kažkas jums rodo realybę. Kažkas Tai, kas vyksta jūsų gyvenime, tai yra jūsų vidaus atspindys. Tai vyksta jūsų viduje. Jeigu jūs esate aukšto konfliktiškumo situacijai, dalinai tai atspindi jūsų vidų. Ir ką aš turiu omeny? Tai, kad jūs esat aukšto konfliktiškumo viduje. Jūsų viduje yra aukštas konfliktiškumas dėl kažkokių jūsų gyvenimo aspektų. Ir jūs tame sėdit jau kurį laiką, gal net labai labai ilgai, iš senai tai jau yra. Nes jūs prie to pripratot, kadangi jūs prie to aukšto konfliktiškumo viduje jau pripratot, jums bus įprastas aukštas konfliktiškumas ir išoriai ir jūs tai toleruosit. Žmonės, kurie to konfliktiškumo viduje neturi, jie netoleruoja, jie nebūna, pasitraukia, išeina, ignoruoja, nekreipia dėmesio. Ar ne? Jo. Aš matau, kad galbūt visame šitame didžiausias raginimas yra jums išreikšti tai, ką jaučiat. Jūs nustebsit, kaip daug kas pasikeis, kai jūs pradėsit išreikšti tai, ką jaučiat iš tiesų atvirai. Okay? Vėžys, man šalta. Langą, man atrodo, palikau atidarytą. Kas yra svarbu vėžiui gegužės mėnesį? 3 taurės. 3 kalavijai skeptrų tūzas. 3 taurės yra 3 kalavijai skeptrų tūzas. Kai kurie iš jūsų manifestuojat nusivylimą 3 šalių situaciją. Nebūtinai tai reiškia, kad tai yra romantiška, tai gali būti darbinėje aplinkoje. Ką reikia daryti su 3 taurėm vėžiui? Palaukit, momentas, gerai. Turiu uždaryti langą, nes man šalta. Atleiskit, pasėdėsiu su striuke, nes man šalta. Palaikiau atidarytą langą ir, žodžiu. Gerai, vėžiukai.
Jūs judat labai teisinga linkme. Yra iššūkis. Ir man atrodo, kad... Pupa, iki vietytę. Iki vietą, gerai? Šaunuolė. Kažkas tarsi užsidarys gegužės mėnesį. Jūs pajudėsit iš kažkokio konflikto arba nuo kažkokios konfliktiškos energijos. Gali būti, kad kažkas norėtų uždegti, tarsi inicijuoti širdgėlą jūsų link. Kažkas tarsi manifestuoja ataką, bet čia bus tiems, kurie žinot, kad yra aktyvi energija čia ir dabar jūsų gyvenime, ar ne? Jeigu to nėra, negriūkite konspiraciją, kad čia kažkas kažką jums daro. Gerai? Jo, jūs laimėtojai, bet kokiu atveju. Dėl to aš kažkaip labai, tai ką matau, atrodo, nelabai kelia kažkokį labai didelį nerimą, nes kažkas kitas yra nerime, kažkas kitas norėtų, kad būtų atvirkščiai tarsi. Jeigu turit kažkur keliauti, gegužės mėnesį keliaukit. Wow. Jūs esat laimėtojai. Kai kurie iš jūsų laimėjot žmogų, kad ir ką tai reikštų. Kai kurie iš jūsų laimėjot kažkokią galimybę. Tai yra susijęs su šeima, su ilgalaikiškumu, su stabilumu, sveikata. Kažkoks žmogus lieka už nugarį. Ta trečia šalis, kas tai per žmogus Vėžiui. Jūs traukiatės nuo to žmogaus arba priimtas sprendimas pasitraukti. Jo. Gali būti, kad kažkas kitas traukiasi nuo kažko ir ateina jūsų link. Ir gegužės mėnesį bus proga susitikti, pasimatyti arba išspręsti kažką, susitaikyti. Jo. Jeigu turit sveikatos problemų, jau sakiau, ar ne? Jeigu turit sveikatos problemų, gegužės mėnesį jums išsispręs. Jeigu yra planas spręsti kažkokias problemas, laikykitės to plano. Jis bus sėkmingas. Ok. Vėžys, liūtas, liūtai. Liūtai. Kas yra aktualu liūtui gegužės mėnesį? Kas tai yra? Jeigu turit vaiką ugnies ženklą, vaikas jaučiasi apleistas. Parodykit daugiau, atverkit širdį, nes tas žmogus jaučiasi nepriimtas. Kai kurie iš jūsų turit inicijuoti arba kokybiškesnį laiką su vaikais, kai kurie iš jūsų norit su kažkuo susitaikyti, inicijuokit tai. Jeigu paliksit, tai jausitės negerai. Jeigu tai bus palikta, nežinau kas tai yra, tai gali būti visai kitas žmogus, į kurį jūs labai bandėt kritiškai žiūrėt, bet tai nebuvo tarsi teisinga.
Jeigu bandysit kažkaip flirtuoti arba nerimtai žiūrėti į šitą situaciją, nesijausit gerai, jums nepavyks. Patarimas yra inicijuoti aiškiai kontaktą, aiškiai, konkrečiai kalbėtis, inicijuoti susitikimą ar ne. Kodėl tai svarbu liūtui? Jūs turit nuo kažko pasitraukti ir manifestuoti tikrąjį save. Labai skambiai atrodo, bet kai kurie iš jūsų galbūt esat su žmogumi arba darbiniam kely, kuriame esat absoliučiai ne savo elemente ir yra kažkas ne taip. Tarsi būnat, bet kažkas yra ne taip. Ne tai, ko aš tikėjausi, ne tai, ko aš norėjau. Galbūt pasitraukti reikia nuo vandenio, galbūt eiti link reikia dvynių, liūto link. Kai kurie iš jūsų ilgą laiką vengėt pasitraukti ir melavot savo kažkuriame gyvenimo aspekte. Laikas yra pradėti įgyvendinti tą tikrąją savo manifestaciją. Okay? Gegužės mėnuo bus labai geras startas tiems kažkokiems pokyčiams. Mergelė. Mergelė. Kas yra aktualu gegužės mėnesį mergeliai. Pokštas, kas tai yra? Wow, kažkoks protrūkis, kažkas pratrūks, kažkoks konfliktas, proveržis, kažkas, kas yra negatyvu, tai tarsi sukratys jūs tam tikrą prasme. Imperatorius traukėsi arba jūs traukėtės nuo kažko, suimat kontrolę į savo rankas ir sukatės nuo kažko. Kodėl tai aktualu mergeliai? Tai yra susiję su kažkokiais kertiniais jūsų gyvenimo pokyčiais. Kas liečia jūsų šeimą arba jūsų laimę. Saulė, wow, jūs nebenorit plakti su kažkuo. Arba kažkas nebenori plakti su jumis. Atsibodo. Nėra prasmės tęsti, ką jūs tęsėt ilgą laiką. Toks jausmas, tiesiog atsikelia žmogus vieną rytą ir viskas. Nei pykstu, nei nervuojas, nei jaučiu kažką, tiesiog tai yra viskas. Ir kodėl tai yra viskas, nes aš žinau, ko aš noriu. Ir aš žinau, kad tai yra įmanoma. Avinas, Skorpionas, Šaulys, Liūtas. Ką daryti mergeliai gegužės mėnesį? Jeigu jūs išsiskyrėt, aš matau, kad galbūt jūsų buvęs arba buvusi ne tai, kad bando grįžti, bet kažkaip bando užmesti ant jūsų pečių tą gedulo liūdesio naštą.
o, man taip liūdna, aš tavęs pasilgau, aš tenais. Jo, kai priėmėjai sprendimą būti su kitu, irgi buvai labai pasilgus ar pasilgęs? Nes aš matau taškas padėtas. Kažkas neteisingo, kažkas nuslėpta, sumeluota. Ir jums yra, aš matau, padėtas taškas ir jūs turite tarsi ties tuo tašku ir stovėti. Ir aiškiai brėžti ribas. Okay. Labas rytas. Ne, avino nebuvo. Mes dabar esam ties mergele ir einam visą ratą aplinkui. Mes pradėjom nuo jaučio. Jo, mergelės, jūs turit aiškiai brėžti ribas. Kai kurie iš jūsų galbūt kažkas nori, kad jūs būtumėt tokiam vaidmenį, kad jūs vis dar būtumėt ištikimi, vis dar būtumėt atsidavę, arba vis dar būtumėt liūdni dėl to, kas įvyko. Ir patarimas yra ne, padėtas taškas, viskas, nėra, aš nebebūsiu tam pačiam vaidmenį. Aš jau nebesu ten tavo žmona arba tavo vyras ir aš nenoriu būti tame vaidmenyje, aš jame buvau. Ir ne, ir sprendimas yra prieitas toks ir tie vaidmenys, viskas, jie nebegalioja. Galiojimo laikas pasibaigė. Okay. Kai kurie iš jūsų galbūt turit brėžti ribas su mama. Tokį guilt tripą matau situacijai. Ok, svarstyklės. 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 Kas yra aktualu svarstyklėms gegužės mėnesį? Pokalbis su kuo? Su skeptrų karalium. Tai gali būti liūtas, tai gali būti ugnies ženklas arba tiesiog labai aktyvus žmogus savo gyvenime. Kodėl svarstyklėms yra aktualus šitas pokalbis? Dėl taurių karaliaus. Ar skeptrų karalius ir taurių karalius yra tas pats žmogus? Ne. Apie ką šitas pokalbis bus? Apie tai, kas paslėpta. Apie išėjimą, tylų išėjimą. Ir naujo ciklo pradžią. Gali būti, kad kažkas galbūt nori jūs kreiptis patarimo, ką daryti, ar pasitraukti, ar visgi pradėti naują sezoną toj pačioj vietoj. Kažkam gal reikia pagalbos. Ko skeptrų karalius nori iš svarstyklių? Jis nori, kad jūs kažko nepriimtumėt, neįsileistumėt. Kodėl jis nori, kad svarstyklės priešintųsi? Gali būti, kad kažkas nori jūs įspėti apie kitą žmogų. Kad tai yra žmogus, kuris yra nepatikimas ir nepasitikėk, neįsileisk, nebūk su tuo žmogum. Jo. Nes
Kažkas planuoja. Kodėl šitas žmogus nori apie tai kalbėti su svarstyklėm? Gali būti, kad kažkas mato jumise didelį potencialą ir žino, kad jūs esat būsimi vyrai, būsimos žmonos, kad jūs esat nuostabus tėvai, nuostabios mamos ir nori su jumis kalbėtis ir papasakoti kažką, ko jūs nežinot. Truputį tikslas yra, kad jūs priešintumėtės kažkokiai sąjungai arba susimėtytumėt, bet tai yra grįsta to žmogaus pagarba jums. Gali būti, kad tai yra žmogus, kuris norėtų, pavyzdžiui, kas nors žino, kad jūs esat belenkokie talentingi, kad jūs esat ten su CEO potencialu ir taip toliau ir nori, svajoja turėti galimybę jūs įsileisti į savo įmonę, į savo verslą, į savo veiklas ar ne, bet negali dabar to padaryti, nėra tam galimybių. Ir su kažko kalbasi ir kažkas sako, žinai, aš galvoju, kad aš pasimsiu šitą žmogų, man labai tiks. Bet tu matai, kad šitas žmogus yra labai talentingas. Jo, bet tai matai, kad jinai pati nežino, arba jisai pats nežino, kad jis yra talentingas. Tai tegu pasėdi čia, vis tiek viską padarys. Ir kažkas tai mato, kad taip neturi būti. Kad netaip turi būti. Taip yra. Gali būti, kad tas žmogus planuoja pats. Gerai, paklauskim, ką jums daryti reikia šitą situaciją. Esmę supratot, ar ne? Ką svarstyklėms reikia daryti šitoje situacijoje? Gali būti, kad kažkas yra pasiųstas kažkieno kito, pasikalbėti su jumis. Ką gegužės mėnesį svarstyklėms daryti su šitą situaciją? Kai kuriems gali būti, kad jūs sulauksit žmogaus, kuris yra pasiųstas kažkieno kito. Intencijos yra oportunistiškos naudotis jumis, bet tuo pačiu šitoj vietoje aš nematau nieko blogo, nes toks jausmas, kad mes labiau kalbam apie, nežinau, apie karjerą, darbą, veiklą, kapitalą ir panašiai. Ir tas oportunistiškumas, toks jausmas, kad jūs turėtume tai irgi įvertinti ir eiti į dialogą. Šita galimybė,
Įvertinkit, kas yra konkrečiai siūloma ir kokiu tempu jūs judėsit. Aš matau, kad tempas yra svarbus. Labai konkrečiai kalbėkit, išlaikykit šaltą protą. Gerai? Nes truputį matau, gali būti, kad tiesiog jūs esat svarstyklių kolektyvas stovi skirtingose poliuose, dėl to yra skirtingos žinutės. Vieniems tai bus galimybė, kurioje jūs išlošit ir kažkas medžioja jūsų charakterį, talentus, gebėjimus ir taip toliau, ar ne, kitiems ir jums sumokės už tai, atsidėkos ir taip toliau. Kitiems yra priešingai, jūs eidami tam tikrų kelių sulėtėsit ir patarimas yra eiti į pokalbį, kad atsiskleistų kažkokios detalės ir per tai priimti sprendimą konkretų. Tai svarbu yra gegužės mėnesį. Labai tricky. Kokia pamoka šito viso reikalo svarstykliams? Nugalėjus drakoną nebegrįžti prie drakono. Nežinau, ką tai reiškia jums konkrečiai. Bet principą suprantat. Gerai, Skorpionas. Skorpionas. Kas yra aktualu gegužės mėnesį Skorpionui? Dar kartelę. Toks jausmas, kad kai kurie iš jūsų matot, kad kažkokie jūsų veikimo principai, kurie veikia kažkadais, dabar pradeda nebeveikti. Ir tai gali būti susijęs su ugnies ženklu. Gali būti, kad pradedat matyti, kaip kažkas labai taškosi, neišlaiko balanso, neišlaiko ramybės, neišlaiko pozicijos. Composure, nežinau kaip išsiverčia lietuviškai. Kas yra aktualu Skorpionui gegužės mėnesį? Nežinau, kodėl aš neklausiau klausimų, aš tiesiog išmečiau 4 kortas. Matyt, taip reikėjo. Kažkokia manifestacija nėra tai, kas yra jums. Gali būti, kad jūs kažko laukiat, arba laukiat lango, per kurį galėsit šaut kažkur, kažką įgyvendint, kažką užkalbint, kažką padaryt. Ar skeptrų karalius, tas pats skeptrų karalius krenta, ar tai yra Skorpionas? Taip, tai yra jūsų ego. Kas yra 3 skeptrai Skorpionui gegužės mėnesį?
jūsų ego pergalė. Kodėl tai yra aktualu? Tai yra aktualu dėl jūsų nepriklausomybės. Jūs turit uždaryti kažkokį ciklą gegužės mėnesį. Ką Skorpionas turi uždaryti? Tai susijęs su jūsų pergalės siekiu, su jūsų ego. Ką Skorpionas turi uždaryti gegužės mėnesį? Žvaigždė. Jūs nukrypot nuo savo kelio. Kokia poetiška žinutė Skorpionui. Gerai, mes paklauskim gal tada labiau, ką Skorpionas turi daryti gegužės mėnesį. Dirbti ties pokyčiu. Tauritūzas 4 skeptrai. Nauja pradžia, naujas portalas, naujas ciklas. Su kuo yra ta nauja pradžia Skorpionui? Skeptratūzas, ok. Su taurių karaliene. Žvaigždė ir 9 monetos. Jausmas, kad jūs nenorit mylėti. Jūs nenorit kažko įsileisti į širdį, bet tai darot labai neorganiškai, labai nenatūraliai. Verčiat save kažko nemylėti arba verčiat save neišreikšti kažkam jausmų arba dar kažko. Ir laikas yra nerti į šitą pokytį, tai yra jūsų kelias. Kai kurie galbūt neleidžiat savo mylėti, nes tingit keistis. Tingit pasikeisti. Norit būti laisvi, nepriklausomi ir su bet kuo susitikinėt, su bet kuo miegot, su bet kuo dirbti, bet ką veikti ir taip toliau. Bet visas tas, aš čia bet koks, bet ką, bet kur, bet kaip. Arba tik tais taip, kaip aš noriu. Tokia gaunas truputį išdavystė savęs, tarsi. Kur visata bando jūs pasisodinti ir pasikalbėti, kad, žinai, nelabai tu savo kelyje esi. Kažką turim daryti, kažką turim keisti. Okay? Ir visata bando jūs stumti teisingą linkme. Kai kurie iš jūsų turit uždaryti ciklą su labai ugningu žmogumi, su labai impulsyviu žmogumi, su karštakošiškumu, su žmogumi, kuris nemąsto ilgalaikiai perspektyvoje, ar ne? Kai kurie iš jūsų turit paleisti pyktį, impulsiškumą arba situacijas, kuriuose jūs esate tokie. Ir eiti link žmonių ir situacijų, kur jūs esate tokie, kokie jūs norit būti. Nes jeigu jūs esate su žmogumi, su kuriuo jūs nuolat esate suirzę, nervuoti, pikti ir taip toliau,
apsvarstykite, ar tai tikrai yra jūsų pykčio problemos. Ar visgi jūs esat ne su tuo žmogumi. Okay? Gegužė turi įvykti jūsų pokytis sėkmės. Šaulys. Šaulys. Kas yra aktualu šauliui gegužės mėnesį? Kas yra aktualu šauliui gegužės mėnesį? Disciplina. Kodėl? Kodėl? Yra aktyvuota kažkas, psichologiškai kažkoks trigeris. Ir patarimas yra labai disciplinuotai judėti per savo dienos rutiną, daryti tai, ką visada darot. Tai jūs išves iš to. Galbūt yra kažkokia situacija, kuri jūs įjungia, galbūt yra kitas žmogus, kuris, nežinau, aplinkybės kažkokios, kurios jūs aktyvavo kažkuria prasme. Kodėl yra aktyvus tas mygtukas šaulio sąmoniai, pasąmoniai? Jūsų ego. Neleidžiat, kad jūsų ego numirtų. Vis dar svarbu, ką kiti galvoja. Vis dar svarbu mačio. Nežinau, kaip pasakyti kitaip. Jo. Kai kuriems iš jūsų, galbūt jūs esat kažkokioje veikloje, kuri labai jūs sekina, kuri labai sunku yra psichologiškai, mentaliai, emociškai, bet tai yra tam, kad kiti jumis džiaugtųsi, kad kiti jumis pasitikėtų ir taip toliau. Ką kiti pasakys, ar ne? Ką daryti šauliui gegužės mėnesį? Kalbėti tiesą. Kokią tiesą šaulys turi kalbėti? Tai yra susijęs su kažkokia širdgėla. Nelabai suprantu, iš kur kalbėti tiesą apie kažkokią širdgėlą. Iš kur šitą širdgėlą šaulio erdvėje? Iš teisingumo. Iš svarstyklių galbūt. Iš teisingumo proceso. Jūs nenorit kalbėti tiesos, nes žinot, kad tai jums kainuos. Jums tai kainuos širdgėlą. Teisingumas, balansas,
pasitenkinimas kažkur kitur jums tai kainuos. Kodėl tada reikia kalbėti tą tiesą? Nes imperatorienė, taurių, tūzas, 8 skeptrai. O, jūs kažką žinot. Jūs žinot apie kažką. Galbūt jūs žinot kažkokią informaciją, kuri kitam padėtų. Kodėl reikia kalbėti tiesą, nes yra žmogus, kuris turi gintis prieš kitus du. Kas tie kiti du? Nes aš tos du matau kaip porą. Kas tie kiti du? Žmonės, kurie norėjo blokuoti imperatorienę. Čia kažkas tai rimto yra. Ir mums neužteks čia laiko išnagrinėti, bet jaučiu, kad čia yra labai rimta. Kažkas labai bijo. Bijo sakyti tiesą arba bijo, kad tiesa išlys. Ir yra tokioj absoliučioj stagnacijoje. Vaidinu, kad yra viskas gerai, bet nėra viskas gerai. Ir šitoj vietoje aš matau visata ateina per teisingumo ir pasaulio archetipą. Tai yra absoliučiai be emocinės teisingumas, jokių emocijų. Tu žinai tiesą, tu turi ją pasakyti, nesvarbu, kaip tau skaudės, nesvarbu, kaip bus. Bet tu turi apie tai kalbėti. Gali būti, kad kažkas ištraukė tiesą apie tai, kad yra pora, kuri puola, šiaip matau moterišką energiją ir nori stabdyti kažkieno judėjimą. Kaip yra puolama? Mirtis. Viskas daroma slapta. Gali būti, kad galbūt jūs turit kažką įspėti, kad žmogus turi apsiginti nuo kažko konkrečiai. Jūs tai žinot, bet jūs bijot apie tai kalbėti. Kodėl yra baimė? Arba jūs stovi toj pačioj pusėje, kur yra neteisinga. Aš matau baimę, nagų graužimą, nežinau ką daryti. Apsimesiu, kad tai neegzistuoja. Apsimesiu, kad šito nežinau, nemačiau, nežinojau. Pabėgsiu, vengsiu. Kodėl yra tokia psichologinė būsena? Kodėl yra baimė? Čia šaulys.
nes šaulys bendravo su tais, kurie planuoja. Jūs bendravot su tais žmonėm. Jo, iš esmės, kad ir kas vyktų, esminė žinutė yra tokia. Gegužės mėnuo yra pikas ir tai labai rezonuoja su kolektyvinė žinutė, kurią skaičiau pačioj pradžioj. Jeigu jūs kažką sužinojot, išgirdot, jūs turėtumėt apie tai kalbėti su tuo, su kuo reikia apie tai kalbėti. Okay? Kad ir kaip būtų baisu, įveikit. Todėl, kad jūs sužinodami jau įžengėt vieną koją į tą erdvę. Jūs tame jau dalyvaujat. Jūsų energija jau yra. Aš jau matau. Tai reiškia, mato visi kiti. Tik tais galbūt ne visai sąmoningai, ne akimis, bet jaučia. Jūsų energija jau žaidžia ant tos šachmatų lentos ir nesvarbu, kad jūs atseit nedavėt sutikimo, atseit nepasirašėt kažko, ar ten atseit kažko nepaėmėt, jūs tik tais išgirdot. Jūs išgirdot nebereikalą. Visatą jūs pastatė ten, tam, kad jūs atliktumėt tam tikrą vaidmenį. Okay? Jeigu jūs bendravot su kažkuo ir prisidėjot prie kažko. Norisi pasakyti, kad tai, tarsi jūs esat vedami vis tiek tos tiesos link, nes tai nevyks. Tai nesusidėlios. Ir jūsų pačių naudai patarimas yra būti atviram. Taip, tas kalavijų tūzas jisai yra dviašmenis. Ar ne? Ir tai nėra faina. Ir kartais gyvenime mes atsiduriam situacijose, kuriuose nebūna faina. Bet reikia padaryti tai, ką reikia padaryti. Tame branda ir yra. Subrendęs žmogus supranta, kad kartais reikia daryti tai, ką reikia daryti. Ne visada išeina daryti tai, ką norisi daryti. Ir šiuo atveju tiesa, tas tiesos kalavijas, jis yra ir tai išlys, nuo to nepabėgsit. Patarimas kalbėtis su kažkuo, nes aš matau pokalbį. Reikia kalbėti su kažkuo. Kai kuriems tai nėra galbūt tai taip dramatiška ar ne, nusileidžiant į tą paprastinį kasdienos lygmenį. Paprastinį, toks žodis yra. Kasdieną į rutiną. Tai tiesiog galbūt situacija, kurioje įvyko kažkokie nesusipratimai ir kažkas užsitrigerino, įsijungia kažkokios jūsų senos žaizdos. Ar ne? Ir verta yra nevaidinti, ne iškėlus galvą, va dabar aš parodysiu, kaip čia man gerai seksis, ar ne? Eiti į nuoširdų pokalbį ir kalbėtis apie tai, kas jums svarbu. Kas jūs žeidžia, kurioje vietoje jūs jaučiatės įskaudinti, kas yra ne taip. Ir nemastykite apie tai, kaip jūs pasirodysit. Kad čia gal aš kažkaip neargumentuotai ar ne dar kažkaip. Tai yra tai, ką jūs jaučiat. Ir žmogus, kuriam jūs rūpėsit, ar ne, jisai tai priims. Nereiškia, kad jis su tuo sutiks, bet jis jūs išgirs, išklausys, galbūt pasakys, kad, žinai, man atrodo, truputį svaigsti,
grįžkim keli žingsnius atgal, ar ne, aptarkim, išsiaiškinkim, susidėliokim, ar ne. Galų galia, jeigu tai ir darbinė situacija, vis tiek kalbėkite apie tai, kas jums yra svarbu. Okay? Kažkodėl turiu nuojautą, kad šita žinutė išlys kažkuriame kolektyviniam skaitime, nes toks vaibas buvo, kad tai nėra tik tai su šauliu susiję, tai yra čiut daugiau. Ožiaragis. Kas yra svarbu ožiaragiui gegužės mėnesį? Kas aktualu ožiaragiui gegužės mėnesį? Pasitraukti. Nuo ko ožiaragis turi pasitraukti? Kažkoks labai konfliktiškas ciklas yra jūsų gyvenime. Gali būti su žmogumi, gali būti santykyje, gali būti tiesiog besikartojančios kažkokios situacijos, kur žmonės keičiasi, bet situacija ta pati. Jūs turite emociškai atitraukti save. Su kuo yra šita konfliktiška energija? Gali būti su moterimi, galbūt tai moteris, kuri reikalauja pinigų. Kai kurie iš jūsų turit pasitraukti nuo tokio, aš brėžiu ribas, aš tą tarsi matau, toks perdėtas yra. Aš mokausi brėžti ribas, tai aš brėžiu ribas ir brėžiu ribas iki tokio lygio, kad tie grioviai aplink mane yra tokio gylio ir tokio pločio, kad niekas prie manęs nebeprieina. Ir kadangi niekas neprieina, tai visi užsiėmė savo reikalais, nes niekas neketina brautis per tuos didžiulius griovius aplink jūs. Ir tada jums susidaro įspūdis, kad žmonės yra narciziški, egoistiški ir niekas jūsų nemėgsta ir nemyli, tai jūs tik tais dar labiau gilinat tuos griovius. Tarsi žinutė yra, eik pasikapok malkų, pasidėliok, pastatyk tą tiltą, tegu leis žmonėm ateiti iki tavęs, leisk jiems tave pamatyti, pasikalbėti su tavim, pačiupinėti, ar dar kažką, kas tu per vienas esi, ar ne? Jo, kai kurie iš jūsų save taip apgaudinėjot dalinai, nes vengiat to, ką jaučiat. Kažkas iš jūsų esat verslininkai, lyderiai ir tas savęs apgaudinėjimas gali būti tame, kad aš nedirbsiu su nieko, kas yra maždaug mano lygyje, nes tai pavogs mano auditoriją, nes tai pavogs mano pinigus, nes tai pavogs mano sceną, pavogs mano galimybės ar dar kažkaip. Ir tas toksai, aš šito nedarysiu, atvedė prie to, kad gerai, daryk vienas. Okay. Scena tavo. Ir tada vienas stoviu scenoje ir gerai. Yra tarsi kvietimas nebijoti bendradarbiauti, nebijoti žmonių, kurie stovi tam pačiam lygiai ar netgi aukščiau. Nes tie žmonės jūsų netems žemyn. Žmonės, kurie tempia žemyn, dažniausiai turi mažiau. Jie nemoka, jiems neišeina, bet tai ir matosi. Žmonės, kurie yra užtikrinti,
Ta prasme, valio, daryk. Tau sekas, puiku. Jo, patvirtinimas. Patvirtinimas. Suimti kontrolę, siekti savo tikslų, pamatyti savy naują lyderystę. Naujo tipo lyderystę, galbūt taip reikėtų sakyti. Patarimas ožiaragiui gegužės mėnesį. Išreikšti savo jausmus arba žavesį kažkokiam kitam žmogui. Patarimas ožiaragiui gegužės mėnesį. Galbūt yra soulmate'as, kurio jūs prisibijot. Prisibijot kažkodėl. Tai trigerina jūsų kažkokią praeitį. Patarimas yra nebijoti bendrauti. Nebijoti save išreikšti. Nebijoti būti savimi. Ok? Nes tas savęs apgaudinėjimas jūs gali būti, kad anksčiau atvesdavo prie žmonių, nuo kurių jūs iš tiesų turėdavot gintis. Kur tikrai atsidurdavot po tos situacijose, kur aš ir vėl to pačio kovoju. Aš ir vėl ardausi, vėl kasu tos griovius. Tarsi yra kažkoks vidinis nesaugumo jausmas arba baimė, kuri jums siunčia nuolat kodą į smegenis, kas griovi. Ar ne? Kad niekas neprieitų. Brėžk tą ribą, brėžk ribą, labai labai rimtą ribą brėžk. Ir kadangi yra ta žinutė, jūs tarsi ir pritraukėt žmonės, su kuriais jūs galėtumėt pateisinti tuos kasamus griovius. Kur jūs galėtumėt atsistoti, pirštų bakstelti ir sakyti, va, matai, aš juos nebereikalo kasiau. Tai dar ir krokodilą reikia prileisti tą griovį. Bet tai ir yra, kad tai yra perpetuum mobile, tarsi, jūs patys save uždarot į tą veikimo principą su tokiais žmonėm. Nes nesirenkat tų, kurie padėtų kasti jums tos griovius. Jūsų pusėje. Kurie sakytų, gerai, kasi griovį, leisk, aš tau padėsiu. Kas kaip kartu, ar ne? Ok. Taip, vandenis. Kas yra aktualu vandeniui gegužės mėnesį? Kas yra aktualu vandeniui gegužės mėnesį? Imperatorienė, tai gali būti mama, vaikų mama, tai gali būti jūsų sveikata, jūsų gerovė. Kodėl imperatorienė aktuali vandeniui? Skeptorių riteris, taurių riteris. Jeigu tai yra žmogus, kuris jūs domina, tai žinokit, kad ne jūs vienus tas žmogus domina. Ir galbūt gegužės mėnuo yra svarbus išreikšti save. Kad būtumėt pastebėti. Jo, jūs žinot, jeigu yra keli žmonės, kurie jums patinka, toks jausmas, kad jūs žinot, kas yra laimėtojas, o kai kuriems iš jūsų patarimas yra prigesinti tą vidinį konfliktą. Dėl to, kur eit, ką daryti ir taip toliau. Jūs žinot, kuris žmogus yra vertingas. Jūs žinot savo vertybės, jūs žinot, kas geriausiai tai atitinka, kas geriausiai tai atspindi ir jūs einat į tą pusę. Ar tai būtų jūsų tikslai, ar tai būtų jūsų santykio tikslai, jūsų šeimos tikslai, jūsų verslo tikslai. Patarimas yra suturėti tą tokį, ką daryti, paniką, nežinau, ką daryti. Suimti kontrolę į savo rankas. Išreikšti save. Kodėl vandeniui svarbu save išreikšti?
Gerai, aš matau tokią galbūt ilgesnę istoriją. Gali būti, kad jūs turėjot kažkokias tai patirtis savo gyvenime, kurios buvo karčios, jūs patyrėt nusivylimus. Ir buvot kažkokiam gedulė, liūdesį ar dar kažkur. Tada sutikot žmogų, su kuriuo bendravot, pažinot ir taip toliau, buvo faina, gražu ir kažkodėl pasitraukėt nuo to žmogaus. Ir pasitraukėt dėl to, kad nematėt tikrosios to žmogaus vertės arba tikrosios to santykio vertės. Neskaudėjo dar iš praeities. Ir tas žmogus labiau nukentėjo nuo jūsų projekcijos, kas likė jumise iš praeities. Ar ne? Aš nežinau, ar teisingai įsireiškiu, bet tarsi neįvertinta galimybė, neįvertintas žmogus dėl to, kad jūsų praeitis vis dar labai aktyviai sėdėjo jūsų smegenys. Vis dar labai aktyviai kentėjot. Ir tas nenoras įsileisti šito žmogų, nenoras susitaikyti yra būtent dėl tos praeities. Patarimas gegužės mėnesiui vandeniai. Paskambinti. Priimti sprendimą išdrįsti, siekti savo tos tikrosios vizijos. Siekti savo žmogaus, siekti, nežinau, mylėti, būti mylimam, įvertintam, siekti žmogaus, kuriuo žavitės. Toks jausmas, kad jums gegužės mėnuo yra meilės mėnuo. Ok, judam toliau. Žuvys. Kas yra aktualu žuvims gegužės mėnesį? Pasirūpinti savimi. Yra kažkas, ką jūs esat kviečiami permastyti. Kaip jūs kažko siekiat, kaip jūs siekiat savo tikslų žmogaus, koks yra jūsų santykis, kuo yra grįsti jūsų santykiai, bet permastyti labiau iš savo perspektyvos, ne tai, kad, oi, mūsų santykis yra toks, nu va, tai čia dėl to žmogaus taip gavosi. Nu tai dabar kentiesiu visą gyvenimą. Bet labiau mūsų santykis yra toks. Ką aš padariau, kad tas santykis toks tapo? Ar ne, galbūt jūs žinosit konkrečiai, konkrečius veiksmus, kuriuos atlikot, sprendimus, kuriuos priėmėt ir kad tai įtakojo būtent taip jūsų ryšį, jūsų santykį. Kai kurie iš jūsų galbūt žinosit, kad aš niekada to nedariau, kad taip įvyktų, bet taip įvyko. Ok, tada klausimas yra, kurioj vietoje aš nusinčiau signalą žmogui, kad taip galima daryti, arba kurioj vietoje aš toleravau tai, kas neturėjo būti toleruotina. Ar ne, jūs esat kviečiami permastyti savo veikimo principus. Kai kurie iš jūsų turite uždaryti bet kokias 3 šalių situacijas. Pasirūpinti savimi, pasirūpinti savo šeima, pasirūpinti savo erdvę ir visus, kaip aš sakau, pimpinėtojus siūsti ten, kur jie ir gyvena. Patarimas žuvims gegužės mėnesiui. Pasirūpinkit savimi, atsitraukit nuo bet kokios konfliktiškos energijos,
nuo bet kokios manipuliatyvios energijos, nesivelkite į apkalbas, nesivelkite į trijų šalių situacijas. Taip jūs pamatysite labai objektyviai aplinką. Šiaip, man atrodo, kažkas jums rodo, kažką ydingo, ką jūs manifestuojat patys savo per savo elgesį. Tai yra ydinga. Yra kažkokia pamoka, kurios jūs neišmokstat. Ir gali būti, kad kažkas jums rodo, arba jūs prieisit tą tašką, kur jūs pamatysit patys, kad jūs save įtraukėt į kažkokius tai ciklus, arba kažkoks mąstymo būdas, kažkas iš jūsų veiksmų, sprendimų, nežinau, kas tai yra, atneša jums naštą. Ir laikas yra tai sutvarkyti. Tai gali būti nenoras spręsti problemas, kažkas bando įžiebti iniciatyvą, kažkokią iniciaciją, bet jūs iš karto, ne, tylim, visi tylim, apsimeskim, kad viskas yra gerai. Tai gali būti tai. Ir tai yra ydinga. Atkreipkite dėmesį, gerai? Ok, avinas. Kas yra aktualu avinui gegužės mėnesį? Kas yra aktualu avinui gegužės mėnesį? Brėžti ribas. Kodėl tai yra aktualu avinui? Tai yra konfliktiška energija. Iš kur ateina šita konfliktiška energija? Iš savanaudiškų paskatų, kas tas žmogus? Tai gali būti žmonės, su kuriais jūs dirbat. Tai žmogus ar žmonės, kas tai yra? Tai gali būti žmogus vienas. Kokiais pagrindais yra šitas konfliktas? Nes kažkas pasitraukė, jūs galbūt pasitraukėt. Kažkas buvo labai reaktyvus situacijoje, nenori leisti kažkam pasitraukti, atakuoja. Tas atakavimas galbūt atneša širdgėlą, arba tai ateina iš širdgėlos. Tai gali būti susijęs su kažkokiais pinigais, pamatu, kažkokiu turtu. Koks yra avino vaidmuo šitoje situacijoje? Saulė. 9 monetos. Jūs esat prizas šitoje situacijoje. Jūs turite tai žinot. Jūs šviečiat, rodot, kas yra kas. Kodėl avinui tai aktualu? Tai yra karminė kryžkelė. Kai kuriems iš jūsų tai yra pamoka mąstyti, ką kalbat, ką sakot. Karminė kryžkelė. Toks jausmas, kad kažkas kažkam kažką pridirbs. Ir kažkas susikuls labai ir jūs arba tai matysit, arba tai ateis iki jūsų. Kodėl tai lies aviną?
Žiūrėkit, jūs nenorit su kažkuo eiti bendradarbiauti. Tai yra labai negerai. Taip kalbu labai banaliai. Užsikraunat viską ant savęs. Tai yra blogai. Nedarykit taip. Yra kažkas, su kuo jūs turit bendradarbiauti. Nebijokit su tuo žmogum bendradarbiauti. Kodėl kilo šita situacija? Kažkas jums norėjo pakišti koją. Buvo momentas, kur jūs ėjot labai labai teisingų kelių. Jūs atidarinėjot naujas duris. Gali būti, kad tos naujos duris susijusios su kažkokiu kitu žmogumi. Ir kažkas tarsi, nežinau, supavydėjo. Tai gali būti jūsų vidiniai dalykai, jūsų pavydas viduj, arba tarkim, ėjot kažkokiu keliu, kažkas įvyko situacijai, kažkoks susikirtimas ar įtampa kažkokia ir jūs maždaug, nu ir gerai. Ir dabar žiūrėk į mano nugarą, kaip aš išeinu, arba, nu tai dabar kentėsi. Kažkas yra neteisingo šitame visame. Ir tai turi pasikeisti, jūs turite inicijuoti. Aš matau skambutį. Koks patarimas Avinui? Koks patarimas Avinui šitoj situacijai, gegužės mėnesį? Susitaikyt su kažkuo. Aha. Atsiverti. Ai. Gali būti, kad nežinau, kam tai tiks, bet gali būti, kad kai kurie iš jūsų norit gauti didelį rezultatą labai minimaliom pastangom. Nusamdyti labai reprezentatyvų, gerbiamą, talentingą, gabų žmogų už minimalią algą. Sukurti šeimą, nekeičiant savo paaugliškos namų rutinos. Surasti žmogų, nežinau, visiškai į tai neinvestuojant ir apsileidus. Ir kažkas panašaus. Ir visata truputį tokį skambutį jums duoda šitoj vietoj. Jeigu tai darysi ir kartosi, tau nesiseks. Resursai nuo tavęs trauksis, žmonės trauksis, ar dar kažkas tai. Gali būti, kad jūs turit adresuoti kažką, arba jūs turit išgirsti, kaip kitas adresuoja jums. Būkit drąsūs. Visos tos situacijos, ką mes kalbam, jų nebūtų arba jos būtų lengvai sprendžiamos, jeigu žmonės atvirai kalbėtųsi. Ne, bet mes kartais nesikalbam, mes kartais ieškom kitų sprendimo būdų ir tai nėra teisinga. Paleiskit konfliktiškumą, nusimeskit tą šarvą,
jo nereikia. Nekovokit, nesidraskykit. Ok? Paleiskit konfliktiškumą ir pradėkit žiūrėti racionaliau į viską. Jo? Ok. Štai ir baigiam. Tikiuosi, tai buvo naudinga, tikiuosi, atradot tame kažką savo. Galbūt rezonavo, galbūt ne. Jeigu nerezonavo, tai galbūt kitą kartą. Kviečiu prisijungti prie YouTube'o, ten pasimatysime dažniau. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ramybės, balanso, ate visiems.